Ar benzinas genda? Sveikos inžinerijos mamos! Šiandien pakalbėsime apie tai, kas yra beveik visuose automobiliuose, motocikluose ir įrenginiuose, kuriuos naudojame kasdien. Benzinas. Tačiau daugelis žmonių klausia savęs, ar benzinas gali sugesti arba prarasti savo savybės laikui bėgant. Taip, tai svarbesnis klausimas nei gali atrodyti. Ypač jei jūsų automobilis jau kelis mėnesius stovi garaže arba jį namuose laikote degalų atsargas. Trumpas atsakymas – taip, benzinas genda. Tačiau norint suprasti, kaip ir kodėl tai vyksta, pirmiausia turime suprasti, kas yra benzinas ir kaip jis elgiasi laikomas. Benzinas yra sudėtingas angliavandenilių mišinys, tai yra molekulių sudarytų iš anglies ir vandenilio. Šios molekulės yra gana nestabilios, kai yra veikiamos tam tikrų aplinkos veiksnių. Ir būtent ši nestabilumas lemia degalų degradaciją laikui bėgant. Bet kas yra pagrindinis kaltininkas dėl benzino degradacijos? Deguonis. Kai benzinas susiliečia su oro deguonimi, vyksta cheminė reakcija, vadinama oksidacija. Šioje reakcijoje angliavandenilių molekulės reaguoja su deguonimi ir susidaro naujos medžiagos, tokios kaip rūgštys ir nuosėdos. Nuosėdos yra lipnios liekanos, kurios kaupiasi degaluose ir gali pažeisti variklį. Ar kada nors matei tą rudą ar gelsvą nuosėdą talpykloje su senu benzinu? Štai, tai yra oksidacijos rezultatas. Dabar pažiūrėkime, kaip ši reakcija vyksta. Kaip jau minėjau, benzinas daugiausia sudarytas iš angliavandenilių. Paprastas pavyzdys yra oktanas, kuris yra vienas pagrindinių benzino komponentų. Kai oktanas susiliečia su deguonimi, vyksta oksidacijos reakcija. Pilna reakcija gali būti pavaizduota taip. Kai dvi oktano molekulės reaguoja su 25 deguonies molekulėmis, jos pagamina 16 anglies dioksido molekulių ir 18 vandens molekulių. Tačiau tai yra tik visiška degimo reakcija, kuri vyksta variklyje. Sandėliavimo metu iš tikrųjų vyksta dalinė oksidacija. Angliavandenilių molekulės pradeda skilti ir persitvarkyti. Susidaro tarpiniai junginiai ir tai vyksta etapais. Pirmiausia vyksta inicijavimas arba laisvųjų radikalų susidarimas. Deguonis reaguoja su angliavandeniliu, dažnai padedant šviesai, karščiui arba metalams, kad susidarytų laisvasis anglies radikalas ir hidroperoksilo radikalas. Ir tada vyksta propagacija arba hidroperoksidų susidarimas. Laisvasis anglies radikalas greitai reaguoja su deguonimi, sudarydamas peroksilo radikalą, kuris vėliau atima vandenilio atomą iš kitos angliavandenilio molekulės, sudarydamas hidroperoksidą arba OOH ir sukeldamas naują radikalą, taip paversdamas reakciją grandininę. Šie laisvieji radikalai yra tarsi mažos, labai reaktyvios molekulės, kurios puola kitas angliavandenilių molekulės ir sukelia dar didesnę degradaciją. Šis procesas vadinamas laisvųjų radikalų grandininė reakcija. Reakcijai tęsiantis molekulės jungiasi vis sudėtingesniais būdais, susidaro polimerai ir nuosėdos. Šios nuosėdos yra labai didelės ir sunkios molekulės, kurios blogai dega variklyje ir palieka likučius. Štai kodėl seną benzinas palieka tą lipnią nuosėdą ant purkštukų ir variklio vožtuvų. Be to, oksidacijos metu taip pat susidaro organinės rūgštys. Kai hidroperoksidai skyla, jie gali sudaryti aldehidus ir ketonus, kurie vėliau oksiduojasi ir sudaro karboksirūgštys. Šios rūgštys padidina benzino rūgštingumą, kuris gali ėsdinti kuro sistemos metalinės dalis, tokias tiek vamzdžiai ir purkštukai. Rūgštingumas matuojamas rūgšties skaičiumi ir kuo šis skaičius didesnis, tuo labiau benzinas yra sugedęs. O kaip dėl garavimo? Be oksidacijos yra dar vienas svarbus veiksnys.
Garavimas. Benzinas yra lakusis skystis. Tai reiškia, kad jo lengvesnės sudedamosios dalys lengvai išgaruoja, kai yra veikiamos oro. Kai paliekate atvirą indą su benzinu, lakiausios sudedamosios dalys išgaruoja į atmosferą, o lieka sunkesnis ir mažiau efektyvus kuro mišinys. Tai sumažina benzino kokybę ir jo gebėjimą tinkamai degti variklyje. Lakiosios sudedamosios dalys yra būtent tos, kurios turi mažesnes molekulės, tokias kaip pentanas ir heksanas, kurių virimo temperatūra yra žemesnė. Taigi, kiek laiko užtrunka, kol benzinas sugenda? Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Idealiomis laikymo sąlygomis benzinas gali išsilaikyti nuo 3 iki 6 mėnesių nesuiręs. Bet kas yra idealios sąlygos? Iš esmės, benzinas turėtų būti laikomas sandariame inde, vėsioje, tamsioje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių. Temperatūra yra labai svarbi, nes karštis pagreitina tiek oksidaciją, tiek garavimą. Jei paliksite benziną karštoje vietoje, pavyzdžiui, saulėje stovinčiame sandėlyje, jis gali pradėti gesti vos per kelias savaites. O kas jei mano automobilis stovėjo metus? Ar benzinas jo bake jau sugedo? Tikriausiai taip, ypač jei bakas nebuvo visiškai pilnas. Kai bake yra tuščios vietos, daugiau oro liečiasi su benzinu, o tai pagreitina oksidaciją. Be to, seną benzinas gali palikti nuosėdų kuro sistemoje, užkimšti purkštukus ir pabloginti variklio veikimą. Be to, seną benzinas gali palikti nuosėdų kuro sistemoje, užkimšti purkštukus ir pabloginti variklio darbą. Todėl rekomenduojama naudoti benziną per pagrįstą laikotarpį. Jei automobilis ilgai stovės, geriau ištuštinti baką arba įpilti kuro stabilizatorius. Kalbant apie stabilizatorius, ar žinote, kas tai yra? Kuro stabilizatoriai yra cheminiai priedai, kurie sulėtina benzino oksidaciją ir garavimą. Jie veikia sukurdami barjerą, kuris apsaugo angliavandenilių molekulės nuo kontakto su deguonimi, arba veikia kaip antioksidantai, sulaikydami laisvuosius radikalus, kol šie nepadaro daugiau žalos. Jei į benziną įpilsite kokybiško stabilizatoriaus, jo tinkamumo naudoti laiką galite prailginti iki 2 metų, priklausomai nuo laikymo sąlygų. Tai ypač naudinga žmonėms turintiems sezoninius įrenginius, pavyzdžiui, žoliapjovės ar generatorius, kurie laikomi nenaudojami kelis mėnesius. Aš paliksiu keletą stabilizatorių variantų čia vaizdo įraše, reikia spustelėti produktus, kurie pasirodo ekrane. Arba jei norite, nuorodą į kelis variantus rasite vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, kaip galite sužinoti, ar benzinas sugedo? Yra keletas požymių. Jei benzinas turi nemalonų kvapą, kuris skiriasi nuo įprasto, tai ženklas, kad įvyko oksidacija. Jei jis yra tamsesnės arba drumzlinos spalvos, tai taip pat rodo degradaciją. Ir jei bandysite naudoti sugedusi benziną savo automobilyje, galite pastebėti sunkumų užvedant, galios trūkumą ar net variklio trūkčiojimą. Ekstremaliais atvejais sugedęs benzinas gali pažeisti kuro sistemos komponentus. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeravę, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Jūs, kuris žiūrėjote iki šios vietos, kviečiu pasižiūrėti mūsų rekomenduojamus kursus. Tad nukreipkite savo telefoną į QR kodą ekrane arba spustelėkite nuorodą aprašyme apie mūsų rekomenduojamus kursus. Ten rasite Excel, trimačio modeliavimo AutoCAD, viešojo kalbėjimo ir daugybę kitų kursų. Ir tai yra mūsų kanale atrinkti kursai, kurių kokybę galime patvirtinti. O jei norite pradėti savo veiklą internete ir pradėti filmuoti bei kurti turinį socialiniams tinklams, šiame QR kode rasite mūsų studijose naudojamą įrangą. O jūs? Ar jau esate susidūrę su sugedusiu benzinu? Ar esate palikę automobilį ilgam laikui ir vėliau susidūrėte su problemomis, bandydami jį užvesti? Palikite komentarą, nes noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą.
Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai. Siunčiu didelį apkabinimą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.